Sveiki visi, atvykę į mūsų kanalą pavadinimu Duo Rules. Mes dabar sėdėm su ypatingu svečiu, tai yra 120, bet vienas tai yra 60. Kitas yra čia pat tiesą pasakius. Ten už nugaras, bet slepias tas kitas 60. Tai šiandien filmuojam naują video. Koks pavadinimas, aš nežinau. Šarados. Šarados. Tai žaisim šiandien šaradas. Vyrai prieš moteris. Sudaužysim moteris mes. Jeigu negalim daužyti, tai daužysim per žaidimą. Pasižiūrėsim. Viskas, pradedam. Šaras galvos mums žodžius, tarp kitko. Ne, čia daug žodžių. Nori valgyti? Nebe nori valgyti. Nežiūrėk. Ir startas. Tikrai nespėsiu nusiučiu. Žinos. Čia kažkas panašaus į juodąją skylę. Nu čia sunku ganėtinai. Matus, kad dailės Čia nelanko. dantukas. Deima, Man 5 mąstyk. sekundės. Mąstyk, Deima. O dieve, kas čia? Tai čia grybas? Nu, ko? Musvidė? Ektis, aš negaliu patikėti. PlayStationas? Taip, Xbox. Xboxas. Taip. Tu gali sakyti, tik Nesvarbu, viskas okei. Vis tiek, Tegu ačiū, turite ačiū, tašką, ačiū, vargšai ačiū. vaikai. Nu, davai, paskom, metum, kuris pieš. Pamas, Romo, Razdai. Opa, tu pieši. Bet kokią atveju tu pieši. Aš beje čia irgi esu. Jo, čia šaras. Su laiku. Tu jau piešinų, palauk. Ei! Delfinas ir klys banginis. Ne. Vilkas, vilkiukas. Žuvis, kašalotas. Šamas, ešerys. Opa! Opa! Aš Irgi lengvas buvo. Aš nejuokingai. Tas irgi buvo į... Nebuvo. Žmogus. Moteris. Moteris, a? Tu Tu negali dabar minus. Tu, Deimantė. Jo. Kaip žuvį prarijus, kaip liežuvį prarijus. Dabar tu Mums tašką, mums tašką. O, Jėzus. O, Jėzus, negalėjau patikėti. 3, 2, start. Įdomu. Įdomu, ką sakysi. Čia du. Trumpas. Yes. Wow! Wow! Ir dar norėjau padaryti tokį. Žiūrėk. Gerai, šitą. Kas yra, Deimantė? Kas yra? Prašausim Kas faktų. čia labai yra? Kas yra? Jo, matai, matau, normalus žmogus nesijaudina. Matau. Kažkas lipi? Čia esi tu. Nu Biblija. tokia didelė. Žmogus kažkur sėdintis mašina. Teisės? Ai, Maxima, darbovietė. Tu dirbi Maximui. Tu dirbsi. Paso foto. Aš žinau jau čia. Blema. Teisės foto. Ai, čia telikė, mes telikė. Nu, ne čia. Ei! Negalima kalbėti. Kaip Čia juokinga. Stina. Kiek? Čia aš. 2 sekundės. Mes kažką Blema, matėme greičiau tas laikas telikė. eina. Mes kažką matėme kažkoks žmogus čia. Įžymus. Koks įžymus žmogus? 0. Mona Lisa! Kas čia neiškaus sudėjus? Čia žiauriai. Negaliu patikėti, čia Mona Lisa. Ne, kaip Mona Lisa. Čia Mona Lisa. Mona Lisos nemačiau Tada dar yra tokios. akis. Jo. Kiti bus žiaurus, paskutiniai. Ir tinkiaušius reikėjo. Palagi, taigi laiką dar nepalė. Nu, tu visada, nu. Formas, Panteonas, Koliziejus, katedra Vilnius. Jo, katedra. Opa. Opa! Kur Mona Lisa nupiešti ir kur katedrą nupiešti? Lygiai taip pat easy, tiesa. Lygiai taip pat easy, tik reikia mokėti piešti kaip Edvinui. 3 kvadrat, 3 tos trikampis ir kolba. Opa. 3, vienas trikampis kolbų, keletas cilindrų. Vilma. Kaip žmonės pastatė katedrą? Pamatyk. Keletas cilindrų, Jo, dabar trikampis du ant sunkus. viršaus. Ne. Knyga. Lemputė. Idėjų knyga. Blogių pažymių. Dvietukininkų. Dabar tyliai. Ei, Matematikų. Fizika. negalit šnekėti. Nu. O Jėzu. Dabar jam sunku baisiai. Tai jam ir bus sunkiausias pats. Ir dėl to jie... Neturi ką. Kai liežuvis tai ilgas šiaip šnekėt, o kai reikia darbelį... Gailėtina. Kai reikia darbelį dirbti, tai viso ir iškart Au. praryjam liežuviuką. Mes nežinom, Tai čia net nedaiktas, čia sąvoka O, filosofinė. Tai Jėzau, yra tikrai. Čia meninė sąvoka. Ramūnas! Gali mes daug tada šneki. ramios? Va, žiūrėkit, čia Mona Lisa turbūt. Gali būt. bent panašu tą daiktą. Ne, čia kažką, nu, pasavo, kad to. Jo. Elektra laukas. Ne, tie, nu čia Gal gali būti. šneki. Kaip čia su laiku pažiūrėkim. O, žiūrėkit. Oras, 1, 0. Baigėsi laikas. Kaip tai baigėsi? Paprastai. Kiek laiko? Minutė praėjo. Koks čia buvo žodis? Nu gerai, neužskaitom niekam. Taip. Abstrakcija. Koks čia žodis buvo? Abstrakcija. Eik, tu aš. Abstrakcija. Kiek? Abstrakcija. Taip, abstrakcija. Kaip tu pavaizduosi dalyką, kuris net nėra konkretus dalykas. Paprastai. Tai va, kaip matote, laimėjo šitie du Nu. Išgina žodžius. seniai.
Ką čia reiškia šitas va toksai? Čia matai pasidaro vaikams, kurie nebeina į mokyklą. Tai reiškia tau? Hebra, jeigu iš tu tikrųjų tai nebeini į aš mokyklą. nuo šeštos klasės aš nebėjau į mokyklą. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot šitą geimą. Jo, tikėkime, ateityje bus ir daugiau tokių gėjimų, kažkokių panašių. Mes iš šitų influencerių atstovų YouTube'o išmokome, kaip reikia neiti į mokyklą ir... Greičiau liežuvį judink, Jėzau, Marija. Buvo žiauriai fainas su jais praleist laiką, aš buvau teisėjas, laimėjo štai šie gražūs vaikinai, pralaimėjo gražios merginos, mes visi labai fainai ir draugiškai praleidom laiką. Ačiū, kad žiūrėjot. Jie fainesni negu atrodo per kameras, iš tikrųjų. Jie fainiau su jais bendrauti, žinokit, negu šiaip. Malonu. Skatinimas pabendrauti. Jie paprasti normalūs žmonės, netikėkit. Ne! Meldauju, ne!